Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme. Diagnostikos pradžia. Prieš pradėdami keitimo procesą svarbu atlikti nemokamą diagnostiką. Tai galite padaryti pas mus atnešdami kompiuterį į mūsų servisą arba užsisakydami paėmimo į namus paslaugą, kad mūsų specialistai atvyktų pas jūs. Diagnostika padės nustatyti, ar problemos priežastis tikrai yra CPI reguliatorius ar galbūt kiti komponentai. Įrankių rinkinys. Pasiruoškite šiuos įrankius: Philips atsuktuvas, plokštelės atidarymo įrankis, antistatinis diržas ir žinoma naujas CPI reguliatorius. Nešiojamojo kompiuterio išardymas. Išjunkite nešiojamąjį kompiuterį ir atjunkite visus priedus. Atsukite varžtus, laikydami juos tvarkingai, kad vėliau būtų lengviau surinkti. Naudokite plokštelės atidarymo įrankį, kad atsargiai atidarytumėte kompiuterio korpusą. Komponentų pašalinimas. Išimkite visus komponentus, kurie gali trukdyti pasiekti CPI reguliatorių. Tai gali apimti aušintuvą, EOM modulius ir kitus priedus. Būkite atsargus, kad nesugadintumėte jokių jungčių ar plokščių. CPI reguliatoriaus pašalinimas. Suraskite CPI reguliatorių ant pagrindinės plokštės. Naudokite atsuktuvą, kad atsukite varžtus, laikydami juos atskirai. Atsargiai nuimkite reguliatorių, stebėkite, ar nėra pažeidimų ar nešvarumų. Naujo CPI reguliatoriaus montavimas. Paimkite naują CPI reguliatorių ir įdėkite jį į vietą. Įsitikinkite, kad jis tinkamai prisitvirtina ir nėra jokių tarpelio. Užsukite varžtus, kad jį pritvirtintumėte. Komponentų grąžinimas. Dabar, kai naujas reguliatorius yra vietoje, vėl įdėkite visus anksčiau išimtus komponentus. Įsitikinkite, kad visos jungtys yra tinkamai prijungtos. Nešiojamojo kompiuterio surinkimas. Uždėkite kompiuterio korpusą atgal, užsukdami visus varžtus. Patikrinkite, ar viskas yra teisingai sujungta ir ar nėra likusių detalių. Testavimas. Paskutinis etapas yra testuoti nešiojamąjį kompiuterį. Įjunkite jį ir stebėkite, ar jis veikia tinkamai. Jeigu viskas gerai, galite džiaugtis sėkmingai atliktų remontų. Kainos pasiūlymas. Jei nuspręsite, kad keitimas yra per sudėtingas, mes siūlome profesionalius remonto paslaugas su kainos pasiūlymu prieš atliekant bet kokius darbus. Susisiekite su mumis dėl detalesnės informacijos. Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme.